Keliaujam toliau knygos Neribok Dievo puslapiais ir šiandien atėjome į skyrelį, 3 knygos skyriaus rizikos baimė, skyrelį pavadinimu Stulbinanti sėkmė. Ir čia autorius sako, kad patirti nesėkmę, baimė patirti nesėkmę tai rimta problema. Kai bijome nesėkmės, nesiryžtame žengti žingsnio į priekį ar rizikuoti, daryti tai, ką Dievas mums liepia. Dievas turi mums gerų planų, sako Jeremijo knygos 29 skyriaus 11 eilutė. Ir tiksliai ši vieta rašto sako taip: garantuoju, kad aš tikrai žinau savo užmojį jums. Tai Viešpaties žodis, užmojį jūsų labui, o ne jūsų žalai. Noriu jums suteikti sklidiną vilties ateitį. Kai jūs šauksitės manęs, kai ateisite ir kreipsitės į mane malda, aš jūs išklausysiu. Kai manęs ieškosite, mane rasite. Taip, jeigu visa širdimi manęs ieškosite, surasite mane čia pat su jumis, ir aš jūs sugrąžinsiu į jūsų kraštą. Tai Viešpaties žodis. Bet ypatingai autorius nori atkreipti mūsų dėmesį į 11 eilutę. Jis sako, garantuoju, kad aš tikrai žinau savo užmojį jums. Tai Viešpaties žodis. Užmojį jūsų labui, o ne jūsų žalai. Noriu jums suteikti sklidiną vilties ateitį. Taigi autorius sako, mes ribojame Dievą, kai bijome žengti žingsnį ir ką nors daryti. Mes manome, kad galime patirti nesėkmę. Bijom nesėkmės ir tada nieko nedarome, ar ne? Ir praeitam ir užpraeitam skyrelyje apie tai autorius taip pat kalbėjo. Tikiu, kad didžiausia nesėkmė yra tada, kai elgiamės pernelyg atsargiai, nes bijome suklysti. Bet juk visi mes darome klaidų, ar ne? Tai tiesiog įvyks. Tai natūralu žmogiškai prigimčiai. Mes turime teisę į klaidą. Teisė į klaidą. Netgi yra toksai teisinis terminas. Prancūzijos teisėje man teko ne kartą girdėti žmogišką teisę į klaidą. Teisė suklysti tiesiog. Nes mes žmonės. Taigi, bet juk Dievas, autorius sako, nenukris nuo savo sosto, jeigu mes padarysime kažkokią klaidą, jeigu mes kažkur suklysime. Ir čia jis pateikia tokį savo pavyzdį, sako, kai mes persikraustėme į pastatą, kuriame dabar esame, mes persikraustėme iš 14 600 kvadratinių pėdų pastato į 110 000 kvadratinių pėdų pastatą. Tai buvo didžiulis žingsnis mums. Ir mes tai padarėme be skolų. Tai buvo nuostabu. Kai statėme dabartinės patalpas, bandėme jas užbaigti iki rugpjūčio, kad galėtume pradėti mokslo metus naujajame pastate. Bet jis buvo baigtas tik lapkričio mėnesį. Per atidarymo pamaldas vienas iš mano mokinių paklausė, ar nesu nusivylęs, kad nepavyko persikelti į naują pastatą rugpjūtį. Ir aš atsakiau, ne, tikrai nesu nusivylęs. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad mes čia apskritai esame. Per 14 mėnesių surinkome $3,2 milijono, daugiau negu mūsų įprastos išlaidos. Viršijome savo išlaidas 3,2 milijonais per 14 mėnesių. Ir aš tai vadinu stulbinančia sėkme. Triuškinančia sėkme. Mes siekėme rugpjūčio, bet 3 mėnesių vėlavimas buvo ne bėda. Savo gyvenime niekada nieko nepadariau tobulai. Todėl, sako autorius,
Tai man netrukdė, tai man visiškai netrukdė, tai man nesudarė jokio keblumo, nei sunkumo, nei nusivylimo. Jeigu siekiame žvaigždžių ir nepataikome, bet pasiekėme mėnulį, tai vis tiek daug geriau nei tai, ką daro dauguma žmonių. Tačiau jei tu bijai ką nors daryti tik dėl to, kad bijai, kad tau nepavyks to padaryti tobulai, tai tada iš viso nepajudėsi iš vietos ir nieko nepasieksi. Tiesiog reikia imtis, sako autorius. Reikia imti ir daryti. Ir dar jis sako, Dievas yra didesnis už tavo klaidas. Ir kitas mažiukas skirelis yra tuoj pat po stulbinančios sėkmės yra baimė patirti nesėkmę. Nesėkmės baimė, ar ne? Autorius sako taip, prieš Dievui man pasakant, kad aš jį apribojau, mūsų tarnystėje buvome pasiekę tokį etapą, kaip pasiekdavome žmonės tikrai labai lengvai. Lėšos plaukia, sako autorius. Ir buvo, pakankamai patogu, ar ne? Buvome pakankamai patogioje situacijoje, palyginti patogiai jautėmės. Todėl aš nenorėjau sukelti jokių neramumų, nenorėjau sutrikdyti to, kas jau yra. Kaip sako, nenorėjau siūbuoti valtis, ar ne? Valtis plaukia ramiai, vandenys ramus ir aš visai nenorėjau nei jos siūbuoti, atrodė viskas pakankamai gerai. Ir aišku, labiausiai nenorėjau imti jokios rizikos, kad nepatirčiau nesėkmės. Baimė patirti nesėkmę privers jūs patirti nesėkmę labiau nei bet kas kitas. Jeigu bijosite rizikuoti dėl to, kad bijote patirti nesėkmę, tai jau šitas vien ta baimė patirti nesėkmę ir privers jūs patirti nesėkmę labiau nei bet kas kitas, sako autorius. Geriau iš tikrųjų žengti žingsnį ir tikėti Dievu, o jei patirsi nesėkmę, leisk Dievui tave pakelti ir nuvalyti nuo tavęs dulkes, kad galėtum atsikelti ir eiti toliau. Blogiausia nesėkmė iš visų yra būti paralyžiuotam baimės iki tokio laipsnio, kad nieko nedarai. Gal tu gali gyventi labai gerai, sako autorius. Ir galbūt gyveni labai gerai, galbūt ant lentynos stovi trofėjai ir apdovanojimai, bet niekada neatradai tikrojo savo tikslo, kurį buvo sukurta tau, kuriam tu esi sukurtas, kuriam įgyvendinti tu esi sukurtas iš tikrųjų, kas tau yra numatyta Dievo. Galbūt tu įgyvendinai ir pasiekiai daug sėkmės savo paties jėgomis ir savo paties sugebėjimais, savo galiomis, sugebėjimais, galimybėmis. Yra, sako autorius, pasiklydusių žmonių, kurie taip daro, bet jų širdys nėra patenkintos. Jie nepatiria tokio pačio džiaugsmo, kaip tie, kurie žino, ką daro tai, kam Dievas yra juos pašaukęs, Tai yra du skirtingi dalykai pasiekti šio pasaulio kažkokių tai suformuotų tikslų, kuriuos mes galvojame, kad juos pasiekę jausime sėkmingi ir laimingi, bet visai kas kita yra gyventi gyvenimą ir jausti, kad darai tą, kam esi iš tiesų pašauktas Dievo. Dievas sukūrė tave su tikslu, sako autorius. Ir pašaukė kažkokiai misijai. Dievas sako, turi tau daugiau, yra mums paruošęs daugiau nei tai, ką patiria didžioji dauguma iš mūsų.
turime atsikratyti šios, kaip čia pasakyti, šios klaidos arba šio paklydimo. Ir turime atsikratyti baimės, žlugimo baimės žlugti. Beprotiškai yra melstis, kad tavo gyvenimas būtų kitoks ir tada toliau daryti tą patį, ką visada darai. Nedaryti savo gyvenime ir savo veiksmuose jokio pokyčio. Jeigu darai visada tą patį dalyką, tu turėsi visada tą patį rezultatą. Daryk kažką kitaip, netgi jei tai klaidinga. Daryk kažką kitaip, sako autorius. Geriau rizikuoti ir bandyti ką nors naujo, nei nieko nedaryti tik dėl to, kad bijai. Jei nieko kito bent jau neįvyks, tai bent jau suprasi, kad tai, ką padarai, nebuvo tai, kam Dievas tave pašaukė, arba nebuvo gerai, nebuvo teisinga. Ir galėsi tą dalyką išbraukti iš savo sąrašo bandymų, ar ne? Bus patikrinta, aš tai padariau, ne, tai nepavyko, ne, tai nebuvo gerai, ne, aš nejaučiu, kad tai buvo Dievo pašaukimas man. Ir šitą aš galiu išbraukti iš savo sąrašo, kuriame turėčiau turbūt susirašyti visus dalykus, kuriuos dar nesu bandęs, kurių dar nesu išbandęs savo gyvenime daryti. Arba dar geriau reikėtų įsiklausyti ir klausti Dievę, o kam tu mane pašaukiai, ką pašaukiai mane daryti šiam pasaulyje. Daugiausiai, autorius sako, praranda tie, kurie, kaip čia pasakyti, žaidžia taip saugiai, taip konservatyviai, kad nieko nerizikuoja, nebando nieko naujo. Tu turi tą padaryti. Pasaulis ieško Dievo. Jie ieško visiškai netinkamose vietose dažniausiai ir ieško to išsipildymo, ir ieško to pasitenkinimo ir to džiaugsmo, bet netinkamose vietose. Ir viena iš priežasčių yra ta, kad atgimę žmonės negyvena visapusiškai pagal tai, kam Dievas juos pašaukė. Negyvena toje pilnatvėje, į ką Dievas yra juos pašaukęs. Mūsų gyvenimas turi būti liudijimas. Jei mes iš tiesų užsidegtumėm liepsnojančią, degančią, karštą meilę Dievui, pasaulis ateitų ir stebėtų, kaip mes degame. Jie ateitų ir žiūrėtų, tai pratrauktų žmonių dėmesį, kas yra šiam žmogui, kodėl jis toks karštas, kodėl jis toks degantis, kodėl jis toks aistringas. Ir kai kuriuos galbūt tam mūsų liepsnojimas, ta mūsų ugnis uždegtų, taip pat sekti mumis, daryti tą patį, sekti Kristumi, ne mumis, Kristumi sekti, nurodytų į Kristų. Taigi, kaip tu gali atsikratyti baimės? Jau mes matėme, kad tobula meilė išvaro baimę, ar ne? 1 Jono laiškas, 4 skyrius, 18 eilutė. Pasikartokime šią rašto vietą. Meilėje nėra baimės, ar ne? Sako ši eilutė, bet tobula meilė išveja baimę. Baimė yra kančia ir kas bijo, tas nėra tobulas meilėje. Kitas vertimas sako, nėra meilėje baimės, bet tobula meilė išveja baimę. Baimė numato bausmę, taigi kas bijo, tas dar netobulai myli. Meilėje nėra baimės. Turite suvokti, kad Dievas jūs sukūrė tam tikram tikslui. Jis sukūrė jūs tam tikram tikslui. Ir nesijausime gerai, nebus mums gerai, kol mes nepradėsime to tikslo įgyvendinti. Tačiau mes turime tokią didelę baimę būti kitokie,
kad nenorime išeiti už įprastų normos ribų. Visi nori kažkaip daryti taip, kaip visi daro. Pasaulis yra toksai. Visi daro taip įprasta, taip normalu, visi taip daro ir aš taip darysiu. Ir mes visi užaugame tokioje aplinkoje, ar ne? Ir iš tiesų aš galvoju, kaip, iš kur gauti jėgos, iš kur gauti ryžtų, iš kur gauti stiprybės pasipriešinti pasaulio įtakai. Nes mes gyvename tokioje aplinkoje, ar ne? Visi žiūri tokius filmus, visi taip rengiasi, visi taip daro, vakarėliai savaitgaliais, alkoholis ar ten visokios priklausomybės. Galiausiai tai pereina į įvairiausius nuodėmingus dalykus, ar ne? Kaip, iš kur gauti jėgų ir kas gali suteikti jėgų pasipriešinti tam pasaulietiškam gyvenimo būdui, tam, kaip visi daro, kas gali suteikti jėgų. Ir aš galvoju, tai yra tik tai Kristus, tik tai tikėjimas, tik įtikėjimas į jį, tik jo priėmimas, tik jo įsileidimas į savo gyvenimą, į savo širdį, atidavimas jam savo gyvenimą pakeičia mūsų kryptį ir suteikia mums jėgą, vidinę jėgą, šventosios dvasios galybę pasipriešinti pasaulio įtakai. Tik tada mes kažkaip pasidarome pakankamai stiprus nebedaryti to, ką visi daro. Ir tapti einančiais prieš srovę, prieš pasaulio srovę, prieš pasaulio kultūrą, prieš pasaulio įtaką. Todėl neturėtume bijoti būti kitokie. Jeigu mes susitapatinam su Kristumi, mes automatiškai esam kitokie. Ir tai turi būti matoma. Taigi, autorius sako, mes turime tokią didelę baimę būti kitokie ir išeiti už tos dėžutės ribų ar neįprastos dėžutės ribų. Tačiau, autorius sako, geriau dabar su tuo susirungti, susiremti, negu laukti, kol ateis diena, kai viešpats mūsų paklaus, kodėl tu nedarai to, ką aš sakiau tau daryti. Kągi atsakysime, kągi viešpačiai atsakysime. Na, Dieve, žinai, aš gerai uždirbau pinigų, buvau sėkmingas, buvau ten įmonės vadovas, ar ne? Buvau kažkokio komiteto pirmininkas, buvau miesto tarybos narys, aš padariau tą ir aną, ir šį bei tą, ar ne? O jis tiesiog pasakys, bet tai nebuvo tai, kam aš tave pašaukiau. Kodėl nedarai to, kam aš tave pašaukiau? Visi tavo trofėjai ir pasiekimai neatrodys kažkas labai nuostabaus, kai Dievas mums sakys, aš tave sukūriau štai kam, o tu niekada to nepadarai, tu niekada manimi netikėjai, niekada manimi nepatikėjai. Taip, išties gali būti gluminanti situacija ir ne, ir gal geriau dabar ateiti į viešpaties akivaizdį ir paklausti jo, kamgi viešpatie tu išties mane sukūrei, koks mano tikslas, koks mano pašaukimas, kur yra mano kelias, kuriuo turiu eiti, kurį tu man numatei, koks yra mano kelias, tavo numatytas man kelias, kokia yra tavo man numatyta misija ir tikslas. Aš noriu įeiti į jį, aš noriu jau dabar įeiti į tavo man numatytą likimą ir jį išpildyti ir jį gyvendinti šioje žemėje, negu laukti, daryti tos kažkokius tai įprastus veiksmus ar ne, automatinius, rutinos, kasdieną vis tą patį ir nedaryti nieko rizikingo, kas galėtų mus
išstumti iš tos minios, ar ne, kažkaip tai išskirti iš minios ir kažkaip išsišokti, kuriais mes išsišoksime, tapsime kitokie negu visi, atsistosime prieš srovę, padarysime tai, kam Viešpats mus pašaukė. Būsime paženklinti tuo jo pašaukimu. Štai tu, kurį aš pašaukiau tavo vardu, ir tu dabar išstoji kaip tas kūrinys, kuriuo aš tave sukūriau, ir darai tai, kam esi pašauktas Jėzaus Kristaus vardu. Išties jam tarnauji. Išties darai tai, kam esi sukurtas. Taigi, kai gausime Dievo atsakymą, ar ne, kad aš tave sukūriau, pavyzdžiui, tam ir tam, ir aš kviečiau tave tai daryti, kodėl to nepadarei, kodėl manim nepatikėjai, kodėl manęs nepaklausai, kodėl neįsiklausai, kodėl negirdėjai, ką aš tave kviečiau. Kaip atrodys visas mūsų gyvenimas, kaip atrodys visi mūsų rūpesčiai, reikalai, į kuriuos mes sudėjom visą savo laiką ir visą savo energiją ir visą savo gyvenimą. Ir galbūt mes ne visiškai priešinamės tam, į ką Dievas mus šaukia, ar ne, bet dėl baimės patirti nesėkmę, dėl tinginystės, dėl baimės keistis, daryti kažko naujo, nenoro mokytis naujų dalykų. Galbūt mes iš tikrųjų nepriėmėme to taip svarbiai, ar ne? Mes taip, biškį kažką padarysiu, gal čia į tą pusę kažkiek tai ir, gerai, bus gerai. Ir taip, truputėlį, ar ne? Taip ne per daug rizikuojant, šiek tiek kažką į tą pusę padarysiu, bet neisiu tai visus savo gyvenimu. Ir galbūt tada, kai stovėsime prieš Viešpatį, mes atsakysime jam taip. Štai, kam aš tave sukūriau, sakys Viešpats, o mes jam sakysime, savo širdyje aš tai žinojau, tai buvo mano svajonė. Žinojau, kad yra kažkas daugiau. Ir tai bus nuoširdus mūsų tikrosios vidinės tiesos atsakymas. Žinote, sako autorius, kai mes savo tarnystėje galiausiai atėjome į tą vietą, kur nebereikėjo mums jaudintis, kaip išgyvensime, mes galėjome ten ir pasilikti, ar ne? Ir Dievas vis tiek mus būtų mylėjęs. Bet, sako, kai vieną dieną stovėsiu prieš Viešpatį, jis pasakys, aš pašaukiau tave padaryti daug daugiau, nei tu padarei, bet tu mane apribojai. Autorius nori pasakyti, jeigu jisai pasiekęs jau tam tikrą savo tarnystės lygį, ar ne, būtų sustojęs ir sakęs, mums pakankamai gerai sekasi ir to pakankamai, aš jau dėl Dievo ir taip darau labai daug, ar ne, tai Dievas būtų jį mylėjęs ir taip, nieko tokio. Bet kai vieną dieną stovėsiu prieš Viešpatį, jis pasakys, sako autorius, aš pašaukiau tave padaryti daugiau, daug daugiau, nei tu padarei. Bet tu mane apribojai. Kai Dievas man kalbėjo apie tai, kad reikia pašalinti jam nustatytus apribojimus, kad turiu jam pašalinti jam pastatytus apribojimus savo gyvenime, mes pradėjome plėstis ir veikti drąsiai. Mes gyvename ant ribos, sako autorius. Jei Dievas nebūtų padėjęs, jei tai nebūtų buvęs Dievas, būtumėm atsidūrę didelėje bėdoje. Mes palikome tą 14 000 kvadratinių pėdų pastatą ir persikėlėme į 110 000 kvadratinių pėdų pastatą. Tai buvo šiek tiek bauginantis dalykas, ar ne? Žvelgdami atgal dabar matome, kad pastatas ne tik atsipirko, bet ir daugiau.
Mūsų pajamos proporcingai padidėjo, todėl turime 4 ar 5 kartus daugiau papildomų pinigų nei turėjome, kai veikėme mažesniu mastu. Taip yra todėl, kad buvome ten, kur Dievas mums liepė būti. Dabar palaiminimai yra daug didesni, tai, ką darome, yra daug naudingiau. Taip pat bus ir jums. Dievas nori, kad jums sektųsi. Dievas nori padaryti kažką ypatingo jūsų gyvenime. Taigi ar patikėsime tuo, ar patikėsime, kad Dievas nori, kad mus sektųsi ir kad Jis nori padaryti kažką ypatingo mūsų gyvenime ir ar imsime kažkokius rizikingus žingsnius, ar bandysime išeiti iš savo komforto ribų dėl Viešpaties.